Šiandieną pakalbėsime, kaip tampame savo gyvenimo kūrėjais. Didžiausias iššūkis šito proceso metu yra negrįžti to savo seno vidutiniško gyvenimo rėmus, į kuriuos yra įsprausta didžioji mūsų visuomenės dalis. Žmonės taip gyvena todėl, kad šalia nėra nieko, kas jiems galėtų parodyti kitokį gyvenimą. Tačiau yra tikri lyderiai, kurie nesiekia, kad jiems kas nors parodytų. Jie patys imasi šitų pokyčių ir jie patys bando savo įrodyti, kad pasirinktas kelias yra geras ir teisingas. Tai retas atvejis, retas dalykas. Aišku, reikia tokių lyderių ieškoti iš jų pagalbą mokytis, nes, aišku, žmonėms žymiai paprasčiau gyventi taip, kai šalia kas nors gali parodyti kitokį gyvenimą. Galiu tvirtai pasakyti, kad gyvenime mes nieko nepakeisime, kol nepakeisime savo energijos lygio, savo požiūrių, savo vidinio pasaulio. Žmonės, kurie iš tikrųjų pasiryžta tą padaryti, apie pokyčius daug nekalba, jie juos tiesiog pademonstruoja. Na, pasakysiu, rašyti lengva, apie pokyčius kalbėti, apie pokyčius lengva man, bet kai pokyčius reikia daryti, tai čia jau sudėtingas uždavinys. Todėl tie žmonės, kurie daro pokyčius, padaro sprendimą ir jį įgyvendina. Jie būna budrus, nuolat turi galvoje aišku ketinimą, įsitvirtina šioje amžinoje akimirkoje, tai yra ketinimą tai turėti savo norą, dirbti čia ir dabar. Ir trečias dalykas, reikia sutelkti visą savo dėmesį į savo vidinę būseną. Tokiu būdu žmonės pasuka prieš gyvenimo srovę ir, aišku, jaučia tam tikrą diskomfortą. Bet tačiau nėra kito kelio augti ir tobulėti, kaip tik tai pasukus kitų kelių ir tą komfortą iškęsti. Suprantate, kad negana pakeisti savo būseną tik per meditaciją. Jeigu medituodami panirsime į ramybę, bet paskui mūsų įsuks dienos rūpesčiai ir vėl pateksime į senų pasąmoninių programų valdžią, iš meditacijos nebus naudos. Taigi per meditaciją mes pakeičiame būseną, paniržame ramybę ir reikia saugoti, kad dienos rūpesčiai ir senos programos nesugadintų mūsų ramybės meditacinės būsenos. Vidinės ramybės būseną mes turime patirti visą laiką, per dieną kuo ilgiau. Kai iš ryto medituodami atveriame širdį ir pajuntame meilę gyvenimui, kai mūsų apima džiaugsmas ir noras, tokią būseną turime išsaugoti visą dieną. Svarbiausia, kad ir ką veiktume, ką darytume, kiaurą dieną reikia tai saugoti, tik tada atsiranda. Ir kaip sakiau, tai dažniausiai apima 4-6 savaitės, kada ta būsena tampa jau normali ir pastovi. Todėl jei ištinka koks nemalonumas, užuot patyrę stresą, supykę ar puolę kovoti, mes liekame visiškai ramus, nepaskleidžiame į aplinką žemo dažnio virpesių, išlaikome savo virpesius švarius. Čia yra svarbiausias uždavinys, jis pats sunkiausias, dėl to ten tai reikia treniruotis 4-6 savaitės.
tačiau po 6 savaičių tokiu būdu sustabdome užburtą ratą ir parodome kitiems žmonėms, kad ir jie gali taip pat ramiai reaguoti į nemalonius dalykus.